Kai kiti jau pasiruošė sezoną, susitvarkė, tai Osvaldas tik dabar tepaliukus pasikeis. Tai va, tai šiandieną kovo 8 ir pažiūrėsim, kaip seksis. Įrankiai, leleika, turiu super duper kanistriuką tepaliukams. Taip, čia tokia poveržlė, kuri paskui parodysiu, kurio vietoje dedasi. Aišku, būtų gerai nepamesti kol kas. Toliau turime filtrą, kuris kainavo 25 eurus. Apiplėšimas vidury baltos dienos. Filtras mūsų atrodo šitaip. Nu, aišku. Taip, C1, F4. Turime alyvos. 10V50, nežinau, tokią davė. Kai moto, nu, gal sueis. Šiaip turėtų į varikliuką dėtis 3 piltis 3,7 ar 8 litro. Tai čia 4 litrai, tai kaip ir turėtų užtekti. Laukės sniegas, o Osvaldas tepaliukus keičia. Mūsų filtras yra čia. tą lupsim lauk, žeminu ir po apačiu ten kažkur varžtas. Pirmas dalykas, dar ką reikia padaryti, tai 15 minučių duoti prasidirbti, kad tepaliukai suminkštėtų, visur išsibėgiotų ir paskui gerai ištekėtų. Koksai kvapas. Tai kiek mes turim pravažiavę? 4150. Čia yra labai geras daiktas. Jis yra negražus, bet jis yra minkštas. Žiauriai geras dalykas. Daug kartų išgelbėjo. Na, dabar tegul padirba varikliukas, sušyla, eisim atsukinėti. Žiema, saulė ir pavasaris. Viskas viename. Nu, 15 minučių pašilo. Dar prieš viską mums reikėtų atsisukti šitą daiktą. Kad oras patektų ir lengviau viskas išbėgtų. O, baba! Aišku. Nu, o dabar protingai. Aišku, tą varžtą būtų gerai neįmesti kažkaip į vidų. Ir gražus tepaliukas visai šviesus. Ir baigėsi srovė. Taip, dabar galima filtrą atsisukti. Nežinau, aš neturiu spec įrankio, aišku. Bandysim su tokiu štais. Bet žiūriu, kad man jisai nelabai apima. Radau savo santechnikos raktą. Šitas tikrai turėtų nenuvilti. Opa. Kam tik reikia priveršti filtrą, aš nesuprantu. Čia kai moto jau priveržė. Kės nusipirkti įrankį. Oho, kiek tepalų. Švaru, gražu. Nesimato jokių metalų dalelyčių gabaliuko. Labas, barniukai. Labas, barni.
Barniukai. Oi, barniukai. Kur tu čia atėjai pas mane? Gerotis. Jūs šios nori. Tepalų kvapas tau patinka. Tepalai. Mažiūrovams užpakalį atstatyk. Pabėgo. Ko aš čia parni? Ko aš čia parni? Labas. Keičiam tepalus. O, šyla. Padėjai gerai? Aha. Kol šašlyką išsikepsim, tepaliukai gražiai išbėgs. Man įdomu, kiek, pavyzdžiui, kai servisas yra atliekamas, kiek laiko jie laukia, kol išbėga, tai tepalai nuvarva. Man rodos, išbėga iškart kitus įpila ir važiuok namo. O čia palauksim, tegul subėga, nubėga. Taip, ką mes dar turim? Taip, pažiūrėkime mūsų varžtą. Tai mūsų varžtas atrodo šitaip. Čia, kaip suprantu, turbūt magnetas yra, ar ne magnetas? Jo, biški magnetų yra. Kažkokių dalelių šiukšlykių nematau ant jo. Taip, toliau mums reikės... Nenukrenta. Yra toksai dalykas kaip poveržlė. Nu, toks daiktas. A ne, o kur mano poveržlė? Va, naujoji. Tai, nežinau, šiaip neįsivaizduoju, kam čia labai jų taip reikėtų, bet teoriškai neturi tepalų leisti. Čia kažkaip, kai susispaudžia, vis tiek gal kažkokios mikro... Ai ne, žiūrėk, gerai įsispaudžia. Jeigu taip pažiūrėjus, įsispaudžia žymės. Jo, vadinasi geras dalykas. Tai man ir tokį varžtuką prisisukt paskui reikės, kai išbėgs visi tepalai. Viskas, būsiu pasiruošęs jau. Tik atšils, tik bus oras padoras, visi tešlynai dings. Iš karto Osvaldas važiuos į lauką su motociklu. Dėk šašlyką. Kokia saulė šiandien šilta. Nežinau, laukia kaip +10 gal, bet žiauriai fainas oras. Kaip mūsų šašlykininkui sekasi. Štiena. Ir šitą iškart galėjo apversti. Šį greitiničių. Koks kvapas. Gerai kepa. Oba, koks gražus eleksyras. Na, varžtukas normalus. Nėra jokių nesąmonių. Taip, čia ima mūsų nauja poveržlė. Kažkaip taip. Biškį stipriau prisiverškim. Aišku, persiveršt nėra prasmės.
Gerai bus. Priveršti visada galima. Vat kai jau perverži, tada jau batai. Pažiūrėsim paskui, ar varvės kokie tepalai apsivalyti reikia. Reikia dabar šitą filtrą užsidėti čia. Aišku, prieš dedant. Ką mes turim padaryti? Biškį susitepti. Čia mums pasitarnaus mūsų senoji atrabotkė. Reikia susitepti gumelę. Na, filtras suteptas šiek tiek. Palauk, reikia įpilti. Nežinau, dabar galvoju, reikia įpilti filtrą tepalų kažkiek prieš dedant. Ar nereikia? Nežinau. Ne, man atrodo, subėgs. Nežinau, kiek kiti suka veržia, tai štai realiai ranką prisuku ir užtenka. Nėra buvo dar, kad atsisuktų. Gerai bus. Gerai, taip, o kas liečia iš tikrųjų šitą daiktą, tai jo, jis yra tikrai reikalingas. Nes kaip pasižiūrėjus, tai matosi, aiškus. Yra įspaudos, tai vis tiek kažkokias dalelės užpildai, nebeprabėga tie tepalai. Taip. Na ir dabar turėsim įpilti šitų tepaliukų. Kaip matom, tepalų lygis yra tuštutėlis. Tai šiaip turėtum tepalus dapilti iki viršutinės žymos. Nors teoriškai yra nuo apatinės iki viršutinės turėtų būti, bet vis tiek praktiškai, kiek internete žiūrėjau, ta prasme visi, kas kalba, kad nesigirdėtų papildomų garsų, vis tiek turbūt iki viršaus. Tai bandysim dabar pilti, dapilinėti. Na, žiūrėsim, kaip čia gausis. Gerai, laikyk. Aš tikrai nieko nematau. Kaip medus bėga. Ja. Dabar pabandysim užvesti trumpam, kad subėgtų tepaliukai. Tu kaip pažiūrėk. Kas nutiko? Pamiršau uždaryti dangtelį. Tai čia va visur tepalai iš to dangtelio. Kai šovė į viršų. Čia visur apsitaškė. Irgi va matas biškiai apsitaškyta. Ir kamera, aišku, kamerai kliuvo irgi. Gerai. Tepaliukų matau trūksta dar mums. Pilkim dar. Beveik jau iki linijos. Tai realiai tie, kas turi rojalį, šiaip turėtų būti tepalai lygiai grubiai su ta antra linija viršaus. Tai dar aš biškiai lašinsiu porą lašiukų. Nes jeigu yra kažkiek žemiau, tai vis tiek ten, kaip ten sako, girdisi tie vožtuvai, kas ten. Žodžiu, ir aš pastebėjau, kad jeigu dapili iki viršaus, tai labai gražiai viskas dirba, gražiai. Jokių papildomų kažkokių triukšmų nėra. Dar porai lašinkim lašiukų. Dabar idealiai pagal liniją. Nebijokit tepaliukų daugiau pilti. Šiaip tikrai viskas yra gerai. Visą dieną saulė šviečia. Žiauriai geras orelis. Motocikliukas paruoštas vasarai. Tik atšils ir lėksime trasą. Kojos ten per paukščiai cypuoja. Tai va ir viskas, toks trumpas sekmadienis, kovo 8 diena. Motociklas pabaigęs irgi darbo dieną. Pasiruošęs rytoj kamerą biškį aptaškiaus tepalais. Geras. Tai va, tai
Nežinau, mano patarimas, ta prasme, ką žinau, kaip ir turėčiau vežti garantinį šitą motociklą tepalus keisti, bet nežinau, man tiek reivarankiai. Ai, pats pasikeitė, ramus esi, kad viską pasidaryti taip, kaip turi būti, viskas yra gerai. Tai va, tai šiam kartui tiek, bandysiu dar kažkurią dieną prieš išvažiuojant dar tokią vieną modifikaciją pasidaryti, ant prie variklio, prie filtro užsidėti tokį dangtį dugną. Tai gal pavyks dar video padaryti. O šiam kartui tiek. Nauji tepalai, naujas kvėpavimas. Laikas į garažą. Rytoj į darbą. Oh yeah. Kai žolės menga. Baba. Kai pasidariau, eik tu savo, tai šlynas.